Priminsiu, kas buvo vakar. Hello, my friends. Goodbye. Jo, tikrai smagu buvo. O sekančią dieną pasitikau su gera nuotaika ir naujais planais. Tądien susikūriau turbūt kone ambicingiausią planą per visą savo kelionę. Planavau per vieną dieną nuvažiuoti kiek daugiau nei 300 km per visą Bosniją ir jau įvažiuoti į pačią Kroatiją. Tai nesigrįžiodamas atgal, kaip sėdau 10 ryto, taip ir išvažiavau. Kilometrus rinkau labai lėtai, nes leiskit primint, kad dėl mažo motociklo greičio negalėjau važiuoti nei greitkeliais, nei autostradom. Buvau pririštas prie prastų kaimo keliukų, kur daug vingių, kalnų, visokiausių greičio ribojimų, o jei kokia kolona mašinų pasitaikydavo iš vis ant 30-40 vilkdavausi. Po 1 valandos nebuvau nuvažiavęs net 50 km. Bet tai buvo tik smulkmena, nes net nenutuokiau, kas laukia ateityje. Vidurdienį prasidėjo lietus. Nu gerai, galvojau, užsidėsiu lietaus aprangą, pavažiuosiu biškį, gal greit praeis. Bet tai buvo tik pati pradžia. Laikui bėgant, liūtis tik dar labiau stiprėjo, o motociklas labai slidinėjo visus šonus. Galinis ratas nuolat prasisukdavo. Tada aš supratau, kad Kroatiją pasiekti nebus taip lengva, kaip galvojau. Dar labiau sumažinau greitį. Ir lyg to būtų maža, labai dažnai pasiklysdavau, nes dingdavo ryšys ir žemėlapis nuvesdavo ne ten, kur reikia. Čia nebuvo kursu. Kur tau? GPS-as veda čia šūdais kažkokiais. Aš nesuprantu, blin, lyja, nieko nematau, stiklas rasoja. Veda čia į kaimus kažkokius. Ta prasme, kur? Aš turiu normalus kelias surasti. Buvo jau 7. Vakaras. Nuo to momento, kai išvažiavau, praėjo lygiai 9 valandos. Aš visas buvau kiaurai permirkęs, pavargęs, sušalęs, norėjau valgyti. Buvau tik kelis kartus sustojęs, bet tiesiog norėjau kuo greičiau nusigauti iki pasienio ir įvažiuoti į Kroatiją. Kad tik kuo greičiau šitas košmaras baigtųsi. Ir jei kada atrodys, kad dienos suskaičiuotos, skubėkite dainuoti, pareigiai, nes yra žmogu, kas neišeitų į gerą. Kroatijoje netoli nuo sienos buvau užsirezervavęs tokį kambarį pas tokį dėduką. Tai visą kelią, kai važiavau, tik ir galvojau, kaip nueisiu į karštą dušą ir gerai pavalgysiu. Ir kai jau privažiavau prie sienos, jau jaučiau, kaip viskas arti ir kaip greit man bus vėl malonu ir šilta. Bet nugi negali viskas būti taip paprasta. Hello? Closed. Huh? Closed. Really? Yes. They closed or you closed? Closed. Only this or all everywhere? Oi. Ah, here, okay.
I need... Go to Hajipot. Okay, one second, yeah. Yeah, okay. Oh, yes? Oh, yeah, you can type in. Užsidaręs. Postas užsidaręs. Tai sekasi, tai sekasi. Gerai. Uždaryta siena, šūdas! Kitas postas už trap kilometrų. Dar trap kilometrų. Šitam pragarė, išprotės. Negaliu. Aš ant šito daikto sėdžiu nuo 10 ryto. Dabar yra 8 vakarų. Aš kiaurai šlapęs, nejaučiu rankų, kojų, man viskas šlapia, viskas skauda. Šalta baisiausiai, valgyt noriu. Kai buvau prie Bosnijos ir Kroatijos sienos, man iki kelionės tikslo buvo likę tik 20 km, bet kadangi tas postas nedirbo, mane nusiuntė į kitą, buvusį žymiai toliau. Todėl dabar iki galutinio tikslo prisidėjo dar 50 km. Bėda tame, kad man ėmė baiginėtis kuras. Nebuvo nieko aplinkui, nei degalinių, nei parduotuvių, nei motelių, nei sustoti, nieko absoliučiai, tik vienkiemiai. Tai vienintelė mano viltis buvo kitas postas, kuris galbūt dirbs, o galbūt ir ne. Sorry. Oh, hello. It's okay to cross? Da. Oh, Dad, is he close? Oh my God. Jo, tikrai ačiū Dievui. Įvažiavau į Kroatiją, bet tai buvo toli gražu tikrai ne viskas. Po ilgos kelionės galiausiai pasiekiau tikslą. Po vakardienos batas atrodo šitaip. Vienu žodžiu kiaurai peršlapo. Tai su tokiu reikėjo važiuoti. Labai ilgą kelią. Tai jūs įsivaizduokit, koks jausmas. Nekalbu apie kelnes, striukį ir visą kitą. Dabar bandysiu šį išdžiovinti. Seni stovyklavimo būdai: užverdė akmenis, tada į kojinę, kuri irgi šlapia, ir tą kojinę sukišė į batą. Gal padės, neturiu kitų variantų. Dėkingas aš jam, kad mane gyvą sveiką atvežė iki čia. Tai dabar galiu biškį atsipūst, šiandien niekur nejudėsiu, visą dieną lis. O tau Kroatija. Plitlicų ežerą norėjau, o ne velnio. Dabar ką turime, tai to. Visą sekančią dieną irgi lyjo, tai pratupėjau kambarį. Bet dar sekančią dieną oras pasitaisė ir tada išjudėjau apžiūrėti Plitvicų parko. Tai daug ežerų, visokiausių krioklių, kaip parkas, ir galima buvo ten pasivaikščioti. Labai gražu buvo. Tam parke prabuvau kokias 5-6 valandas, nes pamatyti tikrai buvo ką ir pasidariau tokį savotišką poilsį nuo to pastovaus važiavimo.
Ir vėl hostelis. Vėl hostelis. Sakytumėt, kas čia toks išlepęs ir pastoviai hosteliuose, jau palapinėje visai nebesėdžiu. Šiandien variau į tuos ežerus, Plitvicų nacionalinis parkas. Iš ryto tai buvo 15 gal kilometrų ar 10 trasa to hikingo. Tai biški užtruko, nes vėlokai, kol susiruošiau, kol išėjau, tai prabuvau tenai. Planavau iš iki pietų išvažiuoti iš tos vietovės, jau pasiekti šiandien Slovėniją, tikrai Slovėniją kažkur miške išsimiegot palapiniai ir jau rytoj būt Austrijoj, Vienoj. Toks planas buvo, bent 205 km įsukt laisvai, bet po velnių taip gaunas, kad planuoju, bet nieks nesigauna. Tai šiandien pavaikščiau po tą nacionalinį parką, labai gražus buvo, labai patiko ir pradėjau važiuoti. Išvažiavau kokią 5 gal tik tai. Tai ką aš nuo tų 5 nuvažiuosiu, čia 8:30 temsta, tai pradėjau važiuoti, tai viskas skauda, taip nenorėjau važiuoti. Vos nuvažiavau 102 gal kilometrų ir sakau velniop. Sustojau kažkokiam kaime, kaip priemiestis Samoboras, žodžiu. Čia tokį hosteliuką užsisakiau. Nieko blatno, bet viskas yra, ką žinau, ne palapiniai. Tai čia tokia babutė pasitiko, davė arbatos, makaronų, užvalgėm, kitas turkas baikeris atvarė. Dieną 2 eurų pernako, nu tai ko ne? Jėtų, kiek aš čia prišnekėjau. Einu pasižiūrėti į miestelį, dabar kas ten yra gero. Ką žinau, miestelis kaip miestelis, kažkoks kaimas. Paprastas kaimukas toks. Nieko čia ypatingo nėra. Neturiu ką pasakyti, nieko įdomaus. Einu miegot. Ką aš čia vaikščiosiu dabar? Samoboras. Visi jau miega, nežinau. Nieko ypatingo, veiksmo mažai. O rytoj žiūrėsim, gal jau ir pavyks į tą Austriją važiuoti pagaliau. O jei ne, nu tai ir nieko baisaus. Viena gatvė, kuri pilna barų ir restoranų. O daugiau nieko čia nėra. Čia kaip Rotušė Vilniaus. Tai aikštė, kažkas panašaus. Bet, nėra čia ko vaikščioti, tai numiegot.